Nu, va, dar gerą dieną pasikrapščiau prie automobilio, realiai nusišveičiau duris, iš išorės realiai viskas nušveista, apart vieno durelių, bamperis lenkščių visokių, tai čia iš vidaus irgi plius minus išsišveičiau, dar reikia duris išsimti ir ten tą kampą pabaigsiu šveist. Toliau įsiknėdėjau knėdės, tai pabaigti irgi sparną reikia sušveisti, čia su aštresniu švitriniu eisiu, kadangi vis tiek šitą dalis pasislėps. Bagažinę iš apačios reikia susišveisti, paskui čia kažkur špakliaus reikia kelis taškiukus uždėti. Tai va čia dar nieko nedaryta iš toj pusėje, išsėmiau langus, jie tiesiog prisukti ant poros varžtų, tik tais šitą apdailą priklijuota. Tai va atliko visą šitą pusę sušveisti realiai, stogas irgi susišveitė, kažkur 3 įlenkimai mažiukai yra, tai irgi biškį špakliaus uždėsim. Ir šitą visą dalį sušveisti, paskui bamperių. Čia iš tikrųjų uždėjau stiklo pluoštą glaistą, tai nežinau, ant kiek jisai čia bus gerai, bet jau čia reikės paskui perklaisti dar su paprastu. Tai sulitavau iš vidaus tą bamperį, kur buvo trūkęs. Šiaip atrodo, gan tvirtai susilitavo, gan tvirtai laikos, tai vat bus matyt, čia, žodžiu. Nepatinka man kėbulo darbai, tai užjaučiu visus ir didžiulę pagarbą jaučiu tiem, kurie kasdien tokią darbą dirba, nes aš negalėčiau. Tai va šitas ir čia irgi jau pradėta šveist bamperis, tai va ir kitą įtrukimą reiks tvarkyti. Ir plius minus iš tokių užknisančių darbų bus kaip ir baigta, aišku, sušveisti iš apačios viską dar reikia, kadangi keisis spalvo mašinas, tai čia tokį irgi kencer vietą žiauriai, bet nieko, pasidarys. Po truputį, dar kelios dienos galės po truputį pradėti dažyti. Dar aišku liko visokie tokie irgi dalykėliai sušveisti, jau kaip ir sušveista, tik tais reikia pašpakliuoti vietomis, moldingai nesušveisti, paskui rankinėlę susišveičiau, tokias gan smulkės detalės, veidrodėlį dar yra likę ir dar šičia, kur dedas moldingas, irgi prisitrumpinau, pripjovau jį, nes jis dabar kaip ir trumpesnis, aš originaliai toks, bet ant bodikito jis gal nuo čia pasibaigė, tai ant tiek reikėjo patrumpinti. Irgi pasidariau, tai va dar visus tos reikia susišveisti, šitas juostas reikia susišveisti, spoileris dar liko nesušveistas, čia iš vidaus, nu žodžiu, yra dar ką veikti. Tai jo nelaukiu, nefilmuoju čia daug, nes čia tiesiog žiauriai boring stuff, tai prisipurškiau dar antikrozinės lenkščius, tiksliau ne antikrozinio, o bašką, taip pat prie tam video irgi neparodžiau, bet čia matos biški gruntas yra, tai iš vidaus yra supūsta tokių specialių gruntų, per kurį virinant ale jisai apsaugo siūlės. Tai jo, apačioje irgi ten susitepiau viską su tokia pat medžiaga ir supurškiau su šito dalyku, kas yra kažkokia dugno irgi apsauga nuo akmenukų. Tai aš apačios irgi supūsta viskas. Tai ten dar kampuką reikia supūsti šitą, nes biški paraplatinau slinkstį, ten slinkstį arką, nes mačiau, kad čia bliamo kažkaip realiai būtų kliuvę, jaučiu ratą, tai iškart sutvarkiau. Nu ir čia reikia nusigruntuoti visas tas vietas. O šiaip, ja, kaip ir normaliai, atrodo įdomi automobilis, nežinau, man patinka iš tikrųjų, kaip atrodo jis toks sušveistas visas. Dar ir čia va tą kampą irgi nusišveisiu, sutvarkysiu, nes paskui bamperį uždėjau šiandien spreit. Ir jo, čia nieks dar nešveista irgi, čia išsivalyti reikia.
visai neblogai gavos. Kapotas realiai gavos jau geriausiai, nors tai sunkiausiai nudažyti, kiek žinau. Aišku, yra ir to orange pilo viską, bet čia po kelių savaičių bus sukietėjęs lakas, susišveis, susipoliruos ir bus gerai. Prasidėjo pirmieji surinkimo darbai, uždėjau gumytę. O šiaip jo, išsiveistina nemažai dažų, nes gan vėlai dažiau ir užsidėjo rasą ir sugadino stogą, bagažinę, kapotą, tai pašveičiau su 600 skurkė, dar šau vieną sluoksnį ir išsilygino tą spalvą, visur viskas susivienodino. Čia, kur špakliavau, irgi biški matos tokia bangelė, bet šiaip jo yra ir vabalų, nereik nieko norėti ant lauko dažės, tai dabar dar liko kažkiek dažų, bandysim nusidažyti visas šitas nesąmonės smulkės ir bus likę overfenderiai, bamberiai, duris, žodžiu, dar yra ką dažyti. Ant saulės labai gerai atrodo. Bet įdomu, koks bus bendras galutinis vaizdas, kai jau susirinks viskas. Nu va, dažom kopėčias su pistoletu, tai liko iš tikrųjų dar keletas sluoksnių. Ir turėtų būti plius minus beiskautas užmestas. Susiteškim, labai gražiai viskas prisitvirtina. Tai neturėtų būti tokių vietų, kur neįtų prieit pripūst. Aš čia dar matau biškį praleidau iš apačios. Nu, va, nusipatė visos smulkios detalės. Realiai gavos geriau negu kėbulas, nes žymiai mažiau orange pilo, kadangi mažas detalės, tai automatiškai užpučiau daugiau lako. Tai netgi atrodė, kad nubėgs, nes jau tokia pasidarė net balkšvo spalva, pilkšvo, ko čia jau turiu patioką. Ypač ant šitos detalės tai buvo, bet žiūriu, čiuvas išdžiuvo, iš vis išsilygino paviršius. Veidrodėlių dangtelį irgi neblogai, tik tai čia dažant kažkokią, matos tokios linijos. Kažkaip sujudėjo dažai šiek tiek, gal reikėjo dar vieną sluoksnį užpūst, bet manau nesmė šiaip realiai. Šitos dalys tai veidrodėliai ir panašiai, numerio apšvietimo juostai, šitie visi moldingai. Tai realiai atrodo kaip kamerai dažyti, bet čia aišku smulkios detalės, tai nei babalų nieks nekrito, buvo musė nusileidus, bet su lipne juostą ištraukiau dar prieš pūsdamas antrą sluoksnį. O šiaip labai geras oras dabar, saulutė šviečia, nekaitina, vėjo nėra, tai kažkaip nėra nei tų babalų nieko. Tai ant zateškių šitos prisidėjau, šitos prikliavau su dvipusė juosta, kad eitų prieit nudažyti. Čia irgi zateškio laiko, tai kopėčias came in clutch. Belekas. Šitie žiauriai gerai gavos, mano manimu, kaip pirmą kartą dažant, tokiom sąlygom, ledokšnis visiškas. Bagažinė susirinko, šitą sparną teko perdažyti, nes, žodžiu, iš lako ten išsipūtė tokios nesąmonės, jau biškį pastovėjęs lakas, tai buvo pradėjęs tinktai. Jo, žodžiu, facelifto ir be facelifto bagažinė skiriasi šitą apšvietimo juostą, tai nudažiau prie facelifto, o čia bagažinė nuo facelifto, tai reikia tos tokios mailios, reikia susirasti, nusipirkti. O dabar ką darau, tai klijuoju atgal čia tas gumas, dėsiu atgal shadow line'ą ir jo, po truputį susirinkėja. Ne, toj pusėje jau fortkai įdėta, šitoj pusėje dar reikia fortkės varikliuką pasikeisti ir galėsim mest langą šitą.
Nu va, kupas nudažytas. Realiai, kaip pirmą kartą dažant, manau, visai neblogai gavosi ir dar plius laukia. Aišku, yra šiek tiek šiukšlių, orange pilo yra, ypač tose vietose, kur dažiau pačias pirmas, tai kapotas, kėbulas, bagažinė. O šiaip pat visokios duris, overfenderiai, sparnai. Gan neblogai gavosi, slenkščiai visos tos dalys, kur atskirai dažiau. Toliau, dabar ką darau, tai realiai kaip ir ruošiuosi truputį techui, čia kitus dalykus tvarkaus, pasikeičiau alyvą, filtrus, žvakės, nors realiai žvakės pinojas buvo, bet nežinau, kas sudėta, tai pasikeičiau, tai dabar įsidėjau naują pakabinamą guolį, nes tas buvo išplyšęs. Tai vat būtent prieš atskiriant pasižymėti kardaną, nes reikia jį sujungti tą pačią taip pat, kadangi jis yra balansuotas. Ir kad neišsibalansuotų, reikia sujungti kartą, tai vat guma irgi tokia patrukinėjęs, dar važiuoti būtų galima, bet pasiimam meilę HD. Realiai ant savo dizelį turi tokia pat, tik tai savo dizelio dvigubai didesnė. Tai va, atdėsim šitą. Svarbu yra uždėti tinkamai, nes galima uždėti ir taip, bet yra žymėjimai. Tai žymėjimai šitai yra link kur eina varžtai. Žodžiu, pagal tai kaip varžtas kišas reikia šito sudėti. Kitaip labai greitai suplyš šitą gumą. Nu, toliau, ką reikia padaryti man, tai susirinkti rankinį visą, nes nėra visiškai rankinio mechanizmo, nėra nei tų skardų, tai turim skardas, turim čia rankinio kaladėlę su visų mechanizmu. Tad čia yra stabilizatoriaus gumas, nes ten jau su izolke mačiau priviniota, trosai originalus. Ir dar turiu šičia vairo stiprintuvą, siurblį irgi meilę paėmiau. Kadangi, kiek žinau, gan problematiška detalė šito būtent variklio. Tai neapsikrausim, įdėsim naują visiškai. Gan brangus, bet su garantija laikės, tikėkime. Tikiuosi, kad tokį ir paėmiau, reiks pažiūrėti ir paskui prieš ištepant detalę ar tikrai būtent šitą. Nu, dabar po truputį dirbu, uždedu tą naują gumą realiai ir galės kardaną mest atgal. Aišku, čia pridaryta visko nesąmonė ant automobilio, nes, pavyzdžiui, galinės granatos virštai net nebuvo prisukti. Ir pirštis atsisuko, tai gerai, kad kardanas neiškrito važiuojant. Na va, rankinis veikia, vairo stiprintuvas siurblys pakeistas, vandens pompa pakeista ir realiai susitvarkė tas garsas, kuris sklido čia iš viršaus, tai pasirodo ne iš variklio sklido, o iš vandens pompos. Ir jau kaip ir nusiorino, nes jau per grįžtamą gerai eina, tik tai biškai daugiau, o persijungia dujų. Tai va, dirba visai gražiai, ant šalto biškai papulsuoja, bet pašilęs tai ledovai dirba. Tai viskas kaip ir neblogai. Nu va, kaip šeštas taip atrodo. Uždėjau sedano ratukus, nes ėjom technikinę apžiūrą ir jau turim žalią lapą. Tai va, gatvėje legalus, 2 metus dar bus minimum, jeigu nieks netims technikinės už išmetimą, nes labai garsus ir šlykštus garsas. Tai dabar bandau susirasti originalų išmetimą arba kažkokį biškį modifikuotą, kad geresnis garsas būtų, bet kad nebaubtų labai garsiai, nes didelis garsas nėra gerai, reikia kokybiško ir gražaus. Plytą padaryti, kad gražiai skambėtų, yra gan sudėtinga. O šiaip atrodo ganėtinai neblogai, kėbulas dar nepoliruotas, pirmą kartą nuploviau su kempinė, tai atsigavo labai ir žiūris tikrai neblogai. Tai vat, toks mano realiai 2,5-3 mėnesių projektėlis, visai greitai ir sparčiai čia, manau, viskas pasidarė. Iš techninės pusės kaip ir plius minus viskas ok dabar. Tai vat, ganėtinai patenkintas kaip gavos, kaip pirmą kartą dažant ir darant tokius kėbulo darbus. Ar norėčiau kartot? Tikrai ne. Bet manau gavos visai neblogai. Ratukai šitai irgi visai žiūris, tik tais išmatavimų reikėtų piktesnių, nes gale tai žiauris ir lindus padangai vidų yra. Kadangi čia išplatėja baisiai. O šiaip vaizdas bendras neblogas. Ant saulės vienaip atrodo, pavėsi dar kitaip. Patinka.